Štai kelias sekundės ir aš jau Klaipėdoje. O čia manęs laukia du gudrūs septintokai, jie yra bendraklasiai. Tai yra Simonija ir Gilbertas. Einu pas juos. Reikia užsimaskuoti. Jau įsigandau. Gilbertai, laba, Gilbertai, seniai matytas. Simonė, malonu susipažinti. Eisim pakalbėti? Einam, tik gal šiek tiek su šypsenom. Sveiki atvykę į seniausią Lietuvos miestą, pačią seniausią mokyklą. Aš esu Gilbertas, mokausi 7 T klasėje, klausausi muzikos, mėgstu groti, skaitau knygas, todėl kad visų pirma įdomu, antra, prisikrauni naujų žinių, o knygas tai skaitau istorinės, grožinės ir mokslinės. Ir rožinės. Ir rožinės. Kalbinam Gilberto ir Simonijos auklėtoją. Na, auklėtoja, koks yra Gilbertas? Dabar matau, kad jis yra labai atkaklus, nes šiaip tai jisai nesiruošė šiais metais, galvojo, kad jau jam uždarytos durys į tą žaidimą, bet išėjo taip, kaip išėjo. Jisai vėl yra finale ir aš labai džiaugiuosi ir džiaugiasi visa klasė. Maža to, jis dar nusitempė su savimi ir Simonija. O dabar pabandysime pakalbinti Gilberto ir Simonijos bendraklasės. Čia vien tik bendraklasės ir, sakyčiau, gan aukštokai, bet man tai ne problema. Lyg ir neblogai. Taigi, papasakokite apie Gilbertą. Gilbertas visuomet prajuokina savo dainom rytiniam. Jei nepaslaptis, tai jis duoda nusirašinėti retkarčiais ir jis yra pats šauniausias berniukas mokykloje, ne vien klasėje. Gilbertas pamokų metu yra susikaupęs, atsakingas, dėmesingas, o pertraukos metu tampa linksmas, nuoširdus, draugiškas vaikas. Jis visada pralinksmina, padeda blogose situacijose. Visą laiką būna kruopštus, visą laiką atlieka darbą iki galo. Jisai viskuom domisi ir visada padės, kada reikės. Klausyk, papasakok apie savo laisvalaikį. Laisvalaikiu jau, kaip sakiau, einu į muzikos mokyklą. Čia ne laisvalaikis, čia yra, kaip sakant, darbas. Čia yra laisvalaikis 100%, nes man labai patinka groti. Sportuoji, krepšinį žaidži, futbolą? Ne. Supratau, tu toks prie muzikos ir prie mokslo. Kur tavo ateitis veda link? Veda į universitetą, po to į gerą darbą, o po to į valdžią. Į valdžią? Į kokią valdžią? Kur eisi? Lietuvos valdžią. O ką ten darysi? Valdysiu. Finale su tavim dalyvauja tavo klasiokė Simonija. Jai patarimų kokių turi? Na, susikaupti, žinoti, kad viskas bus gerai, bet kokiu atveju, ir žaisti. Gerai, Simonija, supratai? Taip. Tai papasakok dabar, Simonija, visiems apie save. Sveiki, aš esu Simonija, iš Klaipėdos Simono Dacho progimnazijos 7 T klasės. Laisvalaikiu lankiau šokių būrelę, man labai patinka šokti. Taip pat mėgstu klausytis muzikos, keliauti, taip pat sportuoti kartais. Kalbinam Simonijos ir Gilberto pradinių klasių mokytoją. Na, tai mokytoja, kokia yra Simonija? Rimta, susikaupusi, labai pareiginga nuo pat pradžių. Šokiai buvo didžioji pramoga. Simonija, ką šoki, kokius šokius? Linijiniai šokiai yra įvairūs stiliai. Kaip yra taip pat ir valsas, ir čia, ir džiaivas arba polka. Taip pat funky stilius. Koks tavo šokis mėgstamiausias? Kol kas tai čia ir funky. Simonija visada besišypsanti, jinai į mokyklą ateina su nuotaika, jinai miela labai, draugiška, tokia kokia turi būti tikra draugė. Jinai yra be galo linksma, visada sugalvoja kokių juokų, kur tikrai visą dieną praskaidrina. Labai šiltas žmogus, iš tikrųjų, padedantis irgi kaip Gilbertas.
visą laiką randam bendrą kalbą. Faina, draugiška, gerai mokos, padeda mokslas. Tiesiog galime į viską papasakoti ir jie niekada nepeikia žmonių. Sima, mes už tave. Sakei, mėgsti muziką. Ką mėgsti? Daugiausia klausausi pop stiliaus, šiuolaikinės muzikos. Turbūt tau irgi labai liūdna, kad išsiskyrė 69 danguje. Ne. Gerai. Atsiprašau. Skaitai knygas, Simonė? Taip, skaitau. Dažniausiai nuotykių knygas, romanai, geografijos turiu enciklopediją apie įvairias šalis. Aha, tai tu mėgsti keliauti. Taip, mėgstu keliauti. Kur labiausiai norėtum nukeliauti? Norėčiau keliauti visą pasaulį. Simonė yra kūrybiška, darbšti, rimtai žiūri į mokslus, šauni panelė, tolerantiška. Viską teisingai kalbais? Manau, kad taip. Ką planuoji ateityje? Planuoju studijuoti mediciną. Man atrodo visai įdomu. Ganėtinai ir svarbu. O kokią sritį? Dar kol kas nenusprendžiau. Yra labai platus pasirinkimas. Kokie palinkėjimai būtų jiems? Turbūt žino, ko jie nori, tiesiog turi tų savo svajonių, tiesiog, kad jos pildytųsi, kad eitų tą linkme, kad siektų, kad tų draugų būtų, kad neužmirštų ir padūkti, pasiausti tą gyvenimą, kad ne vien tik prie knygų. Kaip ir visiems vaikams sakau, tiesiog aukit ir būkit žmonėmis. Tai yra svarbiausia. Dabar toksai suktas klausimas, jūs kaip abiejų finalininkų auklėtoja, tai kurį labiau palaikote? Ir dėl vieno ir dėl kito labai išgyvenu ir esu labai keistoj situacijoje. Nesvarbu, kad aš nelydžiu Simonijos, bet aš tikrai labai ją myliu ir lygiai tiek pat, kiek Gilbertą. Ir visada skauda širdį, kai jinai suklumpa ir kai jinai gerai atsako, labai džiaugiuosi ir tada jie man yra tikrai abu labai brangus vaikai. Tai abiems jiems tiesiai į kamerą jūsų palinkėjimai. Kartu laimėkite, jeigu tai įmanoma. Neįmanoma, laimės tik vienas!